Prie mikrofonų Livija ir Vaida. Alio, labą dieną. Labą dieną. O, girdžiu, alaus mėgėjo balsas tikras rimto žmogaus. A, ne? A, teisingai atspėjau. Taip. Gerai, kuo vardu busit? Rimvydas. Rimvidai. Lenkiškai nemokat, kaip suprantam. Rimvidai. Beveik ne. Nu, žinokit, mes irgi beveik ne, bet Rimvidai, žinokit, jeigu mėgstat alų, dabar girdėjot, brangs dvigubai, o iš Lenkijos galima įvežti vienam žmogui 220 butelių alaus į Lietuvą be jokių problemų. Tai jum tiesiog, Rimvidai, dabar reikės išmokti vieną frazę lenkiškai, kad galėtumėt gražiai to alaus paprašyti parduotuviai. Nu viskas, į problemas. Nu, bet reikia, kad kažkas dabar pasakytų tą frazę. Tai va, tai mielas Rimvidai, jeigu turit minutėlę, dabar pakabėkit ant telefono pas mus, ant to laidą. Ir klausykite dėlį. Jo, mes dabar skambinsim kur mes čia, žodžiu, į Vilniaus kraštą, kur tikrai... Vilniaus rajono savivaldybė, švietimo skyrius. Nu, pasižiūrėjom, ten darbuotojų yra gera 10 dar daugiau ir beveik visi matom iš pavardžių, kad veikiausiai yra Lenkų tautybės žmonės. Tai turėtų mokėti. Jo, tai aišku, nepagailės jau tą vieną frazę mūsų išmokint. O, jungia. Gerai. Alio, labą dieną. Labą dieną. Miela ponia, čia tokia ponia Gradauskienė skambina jums. Turiu klausimą jums, ar jūs kalbat lenkiškai? Ne. Nekalbat. A gal galėtumėt, kolegė kokia yra, kur lenkiškai kalba pas jūs netoli? O iš kur jūs skambina? Iš Vilniaus. Būkit gera, nes matau, čia ir Božena, galbūt darbė yra, ir ponas Boleslovas, gal galėtų pakelt ragelį, labai reikia pagalbos. Ai, tada poną Boleslovą perjungsiu. Gerai, oi, ačiū labai. Boleslovas kalba lenkiškai. Ačiū labai jums. Laukiu. Ačiū. Alio, labą rytą. Labą rytą. Gerbiamas Boleslovas. Klausau. Labą dieną, ponia Gradauskienė skambina jums. Ponas Boleslovai, sakykit, prašau, jūs lenkiškai kalbat, ar ne? Mokat lenkų kalbą. Ponas Boleslovai, nu labai reikia pagalbos, jeigu jums nesunku vieną sakinį lenkiškai išversti mums. Nu, tikrai nekalbu, nu, nigdzi, po polsku. Nu, va. Žodžiu, ponas Boleslovai, trumpai, tokį sakinuką lenkiškai, gražia lenkų kalba, jeigu galima. Miela ponia, duokite, prašau, 220 butelių pigaus alaus. Miela ponia, duokite... Ne po-litevski, po-polsku. Droga, kaip ten, droga pani, kaip būtų... Droga pani, proszę dać, geriausiai būtų 200 butelek... 220. Taniego piva. Taniego piva. Čia bus pigus, ar ne? Taniego tai bus... O 220, atsiprašau, dar skaičius. O 220. 220. Aha, dabar jūs, jeigu nesunku, ponas Boleslovai, paklausykit, ar aš teisingai viską gražiai ištarsiu. Droga pani, proszę dać 220 butelek taniego piva. Taip. Gerai. Labai gerai, ačiū. Ir dar sakykit, kaip pridėkite dar pigią eglutę, nes eglutės Lenkijoje irgi pigios, mes girdėjom, žodžiu, čia žmonės praneša, tai dar kad dėl eglutės susitart galėtumėm. Aha, pigią eglutę. Proszę do tego dodać niedrogą choinkę. Niedrogo choinką. Viena čia, ar čia dvi bus, palaukit, čia daugiskaita ar viena skaita, aš nelabai supratau. Viena. Nedrogė. Choinką. Viena tai nedrogom. Nedrogom choinkom. Choinkam. Taip. Gerai, ačiū labai. Boleslovai, išgelbėjot, sėkmės jums darbuose, geros jums dienos. Jums sėkmės. Ačiū labai, linkėjimai moterims. Dragiem panėm, panovėm, linkėjimai iš Vilnia. Na, ačiū labai, ačiū Boleslovai. Viso geriausio. Viso gero. Gerai, nu, tai Rimvidai, dabar kartojam. Girdėt, kaip Boleslovas viską mus išmokino? Jo, čia bus sunku, nu bet bandom. Dragiem panėm prašom dać. Proszę dać 220. Ai, atsiprašau, 220. Taniego pivo. Dar kartą, gerai. Iš naujo, dabar visi klausytojai, visi alaus mėgiai kartu su Rimvidu kartojam. Droga pani. Proszę dać. Droga pani. Prašom dać. Proszę dać. 220 butelek
butelek, Taniego pivo. taniego piva. O! Ir apie choinkų. Aglutės nepirksiu. Nepirksit pigiau, Lenkijoje daug pigiau. Nepirkit, rimtai, Nu, ne, jūs- šakų jūs juokaujat. Šakelių parsinešim namo Jūs pasipuošim. juokaujat. Lietuviško kvapo reikia. Lietuviško, sakot ar ne? Alus, matot, tai tik salė, glutė jau nebereikalinga lenkiška. Aš tai pirksiu ir eglutę, nežinau. Aš už eglutę. Alus daug reikia, eglutė vienagi tik reikalinga. A, nu teisingai, logiškai jo. Nu, žodžiu, tai paskutinį kartą. Visi kartu. Droga panė. Proszę dać 220 butelek taniego Piwa. Piwa. No i Viskas bus bardzo gerai, ładne. bardzo dobrze. Bardzo ładne i życie šitą spokojnie. Ačiū labai. Livija ir Vaida.